Jei tu visuomet galvoji apie kitus, bet vis pamiršti save, šitas video tau. Ar nuolat aukojasi, prisitaikai, stengiasi būti patogi. Labai tikėtina, kad viduje gyveni su baime nuvilti kitus. Nes kas gali būti blogiau negu nuvilti kitus? Tu saugai kitų komfortą, kol tavo gyvenimas lieka antrame plane. Žmonės, kurie moka pasirūpinti savimi, turi vieną bendrą savybę. Jie leidžia savo būti nepatogiems, leidžia kitiems nusivilti ir dalykams tiesiog griūti, nes taip funkcionuoja gyvenimas. Sausį kviečiu tave į eksperimentą. Kiek maksimaliai žmonių tu gali sau leisti nuvilti? Nebėgant iš karto tenkinti kitų poreikių, pasakant ne, pasirenkant save, leidžiant savo išgirsti, ko tu iš tikrųjų nori. Ir leisti savo tai padaryti ir stebėti, kas vyksta. Ar tikrai griūna pasaulis, o gal jis jau seniai turėjo sugriūti? Taip funkcionuoja žmonės, kurie gyvena savo gyvenimą, įdomų gyvenimą dažniausiai. Jei tau rezonuoja eksperimentų formatas, sek mano profilį, čia ras ir daugiau įkvepiančių idėjų.